Jonavoje paskelbtos 7 nerūkymo zonos. Atnaujintas Jonavos autobusų parkas. Renkuosi būti sveikas. Pasaulinė diabeto diena. Jonavoje paskelbtos 7 nerūkymo zonos. Rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2014 m. kovo 1 dienos rūkyti bus draudžiama Jonavos autobusų stoties teritorijoje, Santarvės aikštėje, Sąjūdžio aikštėje, Ramybės skvere, vaikų žaidimo aikštelėse, ne mažiau kaip 5 metrų spindulių aplink aikšteles, Jonavos 1 ir 3 tvenkinio poilsio zonose, išskyrus šiose vietose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais numatytas vietas. Smulkieji ūkininkai norintys modernizuoti savo ūkius gali dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Nuo lapkričio 11 dienos iki gruodžio 13 dienos skelbiamas naujas šios priemonės paraiškų surinkimo etapas. Priemonė skirta smulkiesiems ūkininkams, kurie siekia įsigyti naują žemės ūkio techniką, jos padargus ir įrangą, rekonstruoti arba pastatyti gamybinius pastatus ir taip vystyti savo ūkį. Finansinė parama, į kurią gali pretenduoti ūkininkas pateikęs paraišką pagal pusiau natūrinis ūkininkavimas, per metus siekia 5179 litus. Tad per 5 metus ši suma sudaro 25 895 litus. Pareiškėjams būtina ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paraiškos pateikimo deklaruoti pasėlius ir registruoti gyvulius, o pateikus paraišką tvarkyti buhalterinę apskaitą, gavus paramą už ją atsiskaityti. Jonavos autobusų parkas pasipildė 2 naujais vidutinės klasės turkiškais autokar autobusais. Autobusai modernios išvaizdos, komfortiški salone 32 sėdimos vietos keleiviams, įrengtas oro kondicionierius vairuotojui bei keleiviams, patogios, atlenkiamos ir stumdomos į šonus su atlenkiamais staliukais ir porankiais sėdynės. Naujosiuose autobusuose įdiegta moderni keleivių informavimo sistema Liets švieslentės. Naujieji autobusai jau veža keleivius prie miestiniais maršrutais, taip pat nuomojami kelionėms po Lietuvą. Jonavos autobusų parkas yra atnaujinamas kasmet, pasak bendrovės direktoriaus Edmundo Moloko, šiais metais pasitarę su stebėtojų taryba buvo nuspręsta pirkti naujus autobusus. Apie autobusus, tai vos tik pradėjus dirbti kartu su savivaldybės taryba, su stebėtojų taryba, nusprendėme, kad stengtis pirkti kiek galima parką naujinti ir pirkti nesnius kaip 10 metų autobusus. Kaip jonaviečiai pastebėjo, to ir buvo laikomasi, pirkom ekonomiškus autobusus, tie, kurie nedaug kurų yra pritaikytus prie keleivių srautų, tokius vidutinių dydžių midi autobusus, tačiau midi autobusus pirkom naudotus, o naujus pirkom tik tai tokius mikroautobusus. Šiais metais pasitarę su stebėtojų taryba nusprendėme, kad dalį midi autobusų galime įstengti pirkti ir jau naujus. Taip ir ką nusprendėm, tą padarėm ir įsigijom 2 naujus turkiškus autobusus, 31 plus 1 gidų ir 1 vairuotojų vieta, tai 33 vietų su vairuotojų kartu. Jie kursuos, aišku, daugiausiai į Kauną, bet ne tik kauniečiai, ne tik į Kauną, bet ir po maršrutų dalis bus maršrutų po visą rajoną. Dar tose autobusuose vėlgi yra nauja, sakyčiau, ne tik Jonavoje, bet yra tarp rajoninių parkų, kad įrengtos švieslentis modernius, kur yra maršrutas švieslentis žymimas. Tai tokie švieslentis priemiesčių maršrutuose naudoja tik vienintelis vežėjas Lietuvoje Kautra, visi kiti autobuso parkai tokių švieslenčių neturi. Tai, manyčiau, visas mūsų toks darbas stengiamis, kad būtų kuo keleiviam patogiau, kuo keleiviam būtų daugiau, kuo daugiau turėtų informacijos. Na, apie stotį turbūt gal jau čia daug kalbėta, turbūt nėra ko ir kalbėti, tačiau vėlgi buvo priimti sprendimai dėka savivaldybės tarybos, ypač dėka stebėtojų tarybos, nes kartais tikrai reikėjo palaikymų, nes būdavo tokie nevienareikšmiai sprendimai dažnai, kuomet reikėdavo priimti tokius
ryžtingus sprendimus, prisimti atsakomybę ir šią atsakomybę, sakyčiau, tiek mano, tiek stebėtojų taryba dalinosi tą atsakomybę priimant sprendimus, kad būtų greitai renovuota autobusų stotis, nes kartu sutariant su bendrasavininku, nes tas procesas, jeigu nepriimant ryžtingų sprendimų, dar galėjo užsitęsti gana ilgai. Edmundo Muloko nuomonė, tokių autobusų Lietuvoje daugės, nes yra didžiausia pasiūla, geras kainos ir kokybės santykis. Tai yra midi klasės autobusų, tokių, kokių mes stengiamės daugiausiai pirkti, yra tik tai Iveco autobusai ir yra Turkijoje net 3 gamintojai yra tokių autobusų. Tai yra didžiausia pasiūla, sakykim taip. Ir yra, aišku, dar Mercedes-Benz, kuriuos mes perkam naudotos, tačiau naujų autobusų pirkti tiesiog neturėtum galimybės tokius naujus autobusus, nes jų kaina yra tikrai didelė. O turkiški, be abejo, mes pirkom pagal viešo pirkimo konkursą, tačiau, kaip ir minėjau, Turkijoje, kadangi daugiausia tokių yra gamintojų, tai daugiausia galimybių turėjo Turkijos gamintojai laimėti šį konkursą. Tai taip jau atsitiko, kad laimėjau Otokar autobusai ir teko lankytis Otokar gamykloje. Iš tikrųjų, tai yra santykis kainos ir kokybės santykis yra pakankamai geras. Ir šiais metais būtent Otokar autobusų Lietuvoje iš visų be mūsų dar nusipirko Toksas, didelis vežėjas, kaip žinia, ir taip pat šiais metais du autobusai keliaus į Panevėžio autobusų parką. Iš tikrųjų, tai yra Otokar autobusų Lietuvoje padaugės, manau. Pasak uždarosios akcinės bendrovės Jonavos autobusai stebėtojų tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus, šie autobusai buvo tiesiog būtini mūsų miestui. Mano manimu, jie buvo būtini, ne tik reikalingi. Šiaip atrodytų, gal tai yra prabanga pirkti naujus autobusus, kad jie vis tiek kainuoja brangiau negu nenauji autobusai, jeigu perkant. Bet paskaičiavus, tai visada verta pirkti prekę geresnė, kokybiškesnė negu pigesnė. Ir rusiškas posakis, pabandysiu jį išversti, kad tas, kuris taupo, moka 2 kartus. Tai šiuo atveju tikrai nevertėjo taupyti, buvo atliktos studijos, buvo konkursas paskelbtas ir autobusai, manau, įsigyti tikrai yra kokybiški, atitinkantis reikalavimus. Ir tai tikrai kainuos gerokai mažiau biudžetų, negu kad būtų pirkti nauji autobusai. O autobusų parko neatnaujinant, tai buvo paskaičiuota, kad 3-4 metai ir mes paskui parką turėsime kelti milijoniniam investicijom, kad galėtų parkas atsistoti ant kojų. Nes kasmet autobusas sensta, tai yra nurašomi vieni, turi atsirasti nauji autobusai. Tai šiuo atveju atsirado 2 optimalaus dydžio, dabar šiuo metu būtent tokie reikalingi autobusai, kurie teiks kokybišką paslaugą. Stebėtojų taryba tokį sprendimą priėmė įvertinus ir mažesnės šių autobusų eksploatacijos sąnaudos bei kitų įmonių gerą patirtį. Autobusų atnaujinimas yra numatytas plėtros programoje Jonavos autobusai ir tai, kaip ir kiekvienais metais, yra įsigyjama autobusų. Tik tiek, kad aš jau esu antrą kadenciją stebėtojų taryboje ir kiekvienais metais mes spręsdavome, ar nereikėtų pradėti pirkti visiškai naujus autobusus ir ar nebūtų ekonomiškiau turėti naujų autobusų priežiūrą. Kelis metus nemokama ir kuro sąnaudos visai kitokios yra naujų autobusų. Tai vertindami mes ir pabandėme, pasidomėję dar kitų įmonių, Kauno įmonių, kaip sekasi dirbti su turkiškais autobusais. Vykome ne tik komandiruotę, kur savo akimis matėme ir kalbėjomės net su dirbančiais su tomis transporto priemonėmis. Ir žinodami poreikį, žinodami, kad būtent reikalingi 33 vietų daugmaž autobusai, mes apsisprendėme ir autobusai, kaip matote, jau yra atvykę ir pradėjo dirbti. Laikas parodys, kiek jie pritaikinti mūsų Lietuvos keliais, tačiau kiek susirinkome informaciją yra tikrai tinkami. Ir laikas parodys, ar patenkinti mūsų keleiviai tais autobusais bei dirbantis vairuotojai. Vieną galiu pasakyti ir užgarantuoti, kad kuro sąnaudos yra ženkliai mažesnės negu tų autobusų, kuriuos mes pirkdavome. Gal sakyčiau, praradome vieną autobusą, nes pagal planą turėjome pirkti 4,
O kadangi šitie naujieji kainavo brangiau, tai teks tenkintis 3 autobusais. Kiekvienais metais iki 4 autobusų yra perkama ir taip yra atnaujinamas parkas. Stebėtojų tarybos pirmininkė Rita Latviūnienė džiaugiasi, kad Jonava turi tokią modernę autobusų stotį, nors stoties rekonstrukcija buvo ilgas, tačiau labai vykęs projektas. Stoties statybos, tai tikrai tai buvo labai ilgas, sakyčiau, procesas ir ne tik mums stebėtojams, bet ir pačiai autobusų parko vadovybei. Man atrodo, ir nervų kainavęs, ir nebuvo reikiamai tinkamai įvertinta statybų pradžia, nebuvo tinkamai paruošti projektai ir sąmatos, o tai trukdė, gal sakyčiau, ir opozicijos darbas, nes kadangi tikrai mes ten gaudavom papildomas kontrolės ir reikėdavo klausimus svarstyti po kelis kartus, tai visgi buvo laikas. Nemažai turbūt pastangų ir nervų atidavė ir statybinė organizacija, kuri vykdė tą projektą, tačiau tas projektas įvykdytas, kaip matote, vaizdą turime, mes turime tikrai vartus į Jonavos miestą ir galime tuo didžiuotis, ne visi miestai turi tokias autobusų stotis. Ir ką norėčiau paminėti, kad pradžioje tas projektas nebuvo tiek įvertinęs, kiek jisai kainavo 2 141 342 litus. Finansavimas buvo tiek savivaldybės, tiek ir pačios įmonės. Ir kas, sakyčiau, nėra akcentuojama ir gal ne visi žino, kad įmonė vis dėlto įdėjo 304 342 litus į šitą projektą. Papildomai už 94 litus jie dar yra investavę į švieslentės, į garso aparatūrą. Ir įmonės dalis tikrai kaip indėlis yra visai, sakyčiau, normalus šiame projekte. Be abejo, bendrovės darbo rezultatai priklauso nuo jos vadovo, kurį stebėtojų taryba įvertino labai teigiamai. Kaip įmonės veikla pirmiausia priklauso nuo vadovo. Ūkiškas vadovas, mąstantis vadovas iš karto imasi priemonių ir tvarkosi taip, kad bet kokiame lygmenyje esančią įmonę ištemptų, ir galėčiau pasakyti, kad Jonavos autobusai būtent ir eina tą linkmę. Ir kiek tenka dirbti, tai matyti, kad yra taupomas kūras, žiūrima ir priežiūra autobusų parkas nuolat atnaujinamas, nes seni autobusai tikrai jie daugiau to reikalauja kūro ir didesnės išlaidos su jais. Ir juolab gerinamos darbo sąlygos. Gerinamos darbuotojams darbo sąlygos, automatiškai kokybė, vežėjai mažiau skundžiasi, nes kadangi vairuotojų jau yra interesas dirbti ir kai ta mažėja darbuotojų, kai ta mažėja, tai iš karto ir patirtis, ir tas aptarnavimas kitoks yra. Ir darbuotojai vertina savo darbo vietą, o tai reiškia, kad ir dirba geriau. Jau su autobusų stotim betarpiškai man bendrauju, kaip jūs minėjote, anksčiau buvo stebėtojų tarybos pirmininkas, dabar esu stebėtojas, narys stebėtojų misijos ir tikrai mes radome kalbą su šio vadovu ir mūsų stebėtojų tarybos ir autobusų parko vadovo Moloko požiūrį nesiskiria, kad savivaldybės įmonė autobusų parkas, Jonavos autobusai, reiškia, turėtų būti atitinkantys šiuolaikiškus standartus. Įmonė, kuri visiems Jonavos gyventojams teiktų kokybišką paslaugą. Edmundas Molokas bendrovei vadovauja 5 metus, per šį laikotarpį nuveikta tikrai daug darbų, teigiami rezultatai akivaizdus. Pradžioje iš tikrųjų dirbu jau 5 metai, 5,5 turbūt bus laikas. Greit bėga, kaip ir visiems. Taip, iš tikrųjų, tas ūkis negaliu pasakyti, kad buvo jau visai blogas, tačiau buvo, sakykime, daug dalykų taisytinų, ypač pati autobusų stotis ir pačių autobusų atnaujinimas. Taip, kad, manyčiau, per tuos 5 metus pavyko
Na, man taip atrodo pavyko šitą derą nuveikti kartu su visų kolektyvu ir tą turbūt jonaviečiai jaučia. Kartu su stotimi buvo atnaujintos ir paslaugos. Jonavos autobusų stoties siuntų skyriuje priimamos smulkios siuntos gabenimui į užsienį. Yra nemokama prieiga prie interneto per Wi-Fi belaidį ryšį. Visos paslaugos teikiamas kokybiškai keleivių patogumui. Paslaugos jos kartu su stotim buvo atnaujinamos ir stengiamusis visas, kokios stotyje paslaugos galima tiekti. Tai yra ir siuntų paslaugos, yra naudojamas siuntas ir į užsienį tiekia kiekvieną mėnesį. Na, bent aš matau suvestinės yra siuntos siunčiamus netgi į Londoną, į Rygą, į Kopenhagą, man atrodo, praeitą mėnesį buvo, yra iš ankstinis bilietų pardavimas. Na ir iš tokių gal įdomesnių, pažangesnių dalykų, tai yra Wi-Fi autobuso stotyje yra nuo gegužės mėnesį ir ne tik autobuso stotyje, o yra jau 2 autobusuose kursuojančiuose į Kauną, taip pat yra Wi-Fi, ko Lietuvoje vėlgi naudoja labai mažai vežėjų. Na, taip pat stengiamės savo internetinį puslapį atnaujinti ir kad jis būtų patogus ir iš tikrųjų stebima lankomumą. Tai yra tikrai matomai daug kas žiūri šį puslapį ir yra mobili versija šio puslapio išleista. Tai vėlgi turbūt mes pirmi Lietuvoje, netgi iš visų vežėjų, kad mobili versija ir galima autobusuose yra lipdukai, galima nusiskanuoti, atsisiųsti, ką ypač mėgsta jaunimas šią mobilią versiją ir iš karto matyti autobusų tvarkaraščius ir visą kitą. Žodžiu, stengiamės visas naujoves, kokios tik yra, įdiegti autobusų stotyje ir stengiamės, kad keleiviam būtų kuo patogiau, ir kuo viskas, stengiamės dirbam dėl keleivių. Renkuosi būti sveikas, taip vadinasi Šeduvoje vykęs Vėriškių bendruomenės organizuotas forumas apie sveiką gyvenimo būdą. Forumo idėja kilo po to, kai per 4 veiklos metus Vėriškių bendruomeniai nepavyko įdiegti sveikos gyvensenos įpročių tarp bendruomenės narių. Per tos 4 metus viską išbandėm. Ir sveikatos mokyklėlės, ir sveikatinimosi kelionės, ir paskaitos, seminarai, ir sporto varžybos, viskas. Taip žmonėms to reikia, jie tikrai ateina į tuos renginius, vienkartinius jie tikrai ateina. Jis pasibaigia ir viskas. Toliau entuziazmas išblėsta jų. Bendruomenė turi puikią materialinę bazę. Čia galima išbandyti aerobikos treniruotės ar sportuoti treniruoklių salėje. Bendruomenės atstovė sako, kad čia dažniausiai užsuka jaunimas, tačiau vyresnio amžiaus žmonių, kuriems judėjimas ypač svarbus, apsilanko vos vienas kitas. Tokia padėtis ne tik šiame rajone. Su panašiais sunkumais susiduriama visoje Lietuvoje. Taigi forume susirinkę dalyviai diskutavo, kaip paskatinti žmonės labiau rūpinti savo sveikatą. Vienas iš pranešėjų kelis dešimtmečius sveiką gyvenimo būdą propaguojantis Dainius Kepenis sako, kad lietuviai kur kas dažniau mėgsta tiesiog nuryti vaistų piliulę ir nededa pastangų užkirsti kelią ligoms. Kodėlgi Lietuvoje žmonės taip nenori būti sveiki, jie labai mėgsta gydytis. Sako, žinai, pasakytų jam ten mankštinkis, bėgiok, mažiau valgyk, tai sako, tu pati daktarė bėgiok. Man daug greičiau, man skauda dabar, nes aš bėgiosiu, man dar labiau skaudės. Tai vat, tas supratimas, kad norisi greito rezultato, yra pats klaidingiausias. Iš 3 ligonių, kurie šiandien kreipiasi į gydymo įstaigas, 2 ten neturi ką veikti, dėl to, kad jiems reikia pradėti nuo savęs, reikia pradėti pakeisti mitybos įgūdžius, pradėti grūdintis, pradėti mažiau bijoti, daugiau pasitikėti viens kitų, dvasinio gyvenimo principus pažinti ir tada dalykai keičiasi. Rajono politikai Vėriškių bendruomenę vadina pavyzdžiu kitiems. Šeduvos seniūno pavaduotojas mano, kad reikia džiaugtis iniciatyviais bendruomenės atstovais, kurie būdami aktyvūs judėti skatina ir aplinkinius. Turi daug iniciatyvių žmonių, daug energingų, turinčių daug minčių. Važiuojam ir dviračiais, ir sportuojam, ir parkus lankom, ir stadionus, taigi viskas pas mus labai puikiai. Džiaugiamės ir didžiuojamės tą bendruomenę, ypatingai šiandien Vėriškių, kurie entuziastai yra, nežiūrint tai, kad yra kaimas, ir skatina ir nori, kad mokyti žmonės augti ir būti sveikiems. Tai ir mes savivaldybė tam esame irgi nebeingi. Forumas surengtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšomis.
Kasmet lapkričio 14 dieną minima pasaulinė diabeto diena. Dėl šios ligos neretai tampama neįgalių. Tai nulemia ilgalaikės komplikacijos, tokios kaip širdies ligos, infarktas, apatinių galūnių amputacija ir aklumas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2012 metais Lietuvoje įregistruota per 92 tūkstančius sergančiųjų cukrinių diabetų. Manoma, kad dar tiek pat žmonių jau serga, bet apie tai net nežino. Svarbiausi faktoriai gydant cukrinį diabetą yra fizinis aktyvumas ir dieta. Valgyti reikia maždaug tuo pačiu laiku, paskirstant maistą 5-6 kartus per dieną. Būtina vengti gryno cukraus turinčių produktų. Galima naudoti dirbtinius saldiklius. Kokias gerti arbatžoles ir ką vartoti vietoje cukraus, jums pataria vaistininkai. Sergantieji diabetu kreipiasi visada pas gydytoją, yra išrašomi nemokami receptai, kur liga jau būna įsisenėjusi, jie vartoja insuliną ir labai dažnai apsilanko pas mus vaistinėje su savo kompensuojamų vaistų knygelė. Mes visada vaistininkai stengiamės, kad kažką patarti, ką galima pavartoti ir profilaktiškai. Ir šią dieną norėčiau vėl priminti, kad gaminame labai geros sudėties vaistažolių arbatą, kur dominuojantis kaip vaistingasis augalas yra mėlynių ūgliai. Šalia jo eina ir kitos vaistažolės, dominuojanti, kaip sakiau, mėlynių ūgliai, smiltinis šlamutis, ugniažolė, melysos lapai, našlaičių žiedai, dirvinis asiūklis, valerijonų šaknis ir kiaulpienių šaknis. Vartojimas labai patogus yra ligoniui, kadangi jis pasigamina pusę litro savo dienos kaip dozę ir į pusę litro 2 valgomi šaukštai mišinuko. Rekomenduojama gerti 4 kart dienoj šią ištrauką ir stengtis kasdien, labai tas yra svarbu, kad laikas būtų panašus vartojimo skysčio. Šalia turbūt, kaip patariamasis dar balsas, galėčiau rekomenduoti, nerekomenduoti, bet turbūt patarti vartoti vietoj cukraus sukrazidą. Sukrazidas net ir truputį jau, kada yra problema, kad padidėjęs yra cukraus kiekis, žmonės rūpestingi, kurie rūpinasi savo sveikata, jie perkasi ir vartoja vietoj cukraus. O jau ligoniai sergantys diabetu, tai yra privaloma. Jie tą žino ir man atrodo, kad pažeidimų niekas tokių didelių ir nedaro. Čia tik tai yra priminimas. Šalia šito mūsų vaistažolio mišinio labai dažnai atvažiuoja ir perkasi mėlynių ūglius vien tik tai. Daro užpilą, tai valgoma šaukštas mėlynių ūglių, net litras vandens. Reikia laikyti visą parą ir tada jau ryte gerti tik po 30 ml. Geriama 5 kart dienoje, išeina 150 ml dienoje. Mūsų ligoniukam reikia vartoti vitaminus, kuriuose tikrai akilai žiūrėti, kad nebūtų cukraus, gliukozės. Vaistinėje yra gaminami kompleksiniai vitaminai, skirti diabetikams. Jie yra žinomi, tai B grupė vitaminas C ir folio rūgštis. Ir nėra visiškai nei gliukozės, nei cukraus. Kada atvyksite į vaistinę, vaistininkas visada patars, kokie vitaminai tinkantis yra mūsų išvardintam ligoniui. UAB Jonavos vaistinė visada laukia jūsų. Mes duosime jums gerus patarimus. Man atrodo, kad bus abipusis gražus sutarimas.